Noriu kreiptis į visą visuomenę, nes artėja terminas, kai reikės apsispręsti, kamgi skirsite 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio. Be abejonės, Bėdų turgus visada pasirengęs priimti jūsų auką, tačiau ne tik apie tai norėjau pasakyti. Norėjau pasakyti, jog šiuo metu yra įsisteigę daug įvairių privačių žmonių atidarę sąskaitas įvairioms intencijoms. Tai aš tiesiog noriu įspėti jūs, kad tos lėšos, kurias aukosite privatiems žmonėms, bus apmokestintos 15 procentų gyventojų pajamų mokesčių. Lygiai taip pat, jeigu privatiems asmenims norėtumėt pervesti 2 procentus, tai tiesiog jie nukeliaus į valstybės iždą, nes to daryti Lietuvos įstatymai neleidžia. Noriu jums tą priminti ir pasakyti, kad 2 procentus ir visas kitas aukas galima skirti tik tai įstaigoms ir organizacijoms, kurios turi paramos gavėjo statusą. Tai darau savo pačios iniciatyvą ir paprašytą mūsų finansų ministerijos. Tiesiog informuoju, kad žinotumėt ir nepadarytumėt klaidų ir po to nereikėtų gailėtis.